Šiandien atėjau į jau 5. Aleksandrito lazerio plaukelių šalinimo procedūrą. Prisipažinsiu, kad didelis plaukutumas manęs niekada nevargino, bet atsirado keli nepageidaujami plaukeliai ir galvoju, jeigu pašalinti kelis, tai kodėl nepašalinti visų. Ir šiandien prisipažinsiu, kad savo gyvenimo be Aleksandrito lazerio nebeįsivaizduoju. Ir drąsiai galiu pasakyti, kad tai yra viena efektyviausių procedūrų, kiek esu išbandžiusi. O žinot, kas yra fainiausia, kad jau po pirmos procedūros iškrito absoliučiai visi plaukeliai. Aš jau galvoju, kad man daugiau nebereikės tų procedūrų, bet reikia daryti taip, kaip rekomenduoja specialistės, nes po 6 savaičių dėl plaukelių augimo ciklo jie vėl pradėjo auginėti. Tai labai svarbu yra praeiti visą 6 procedūrų kursą. Šiandien aš esu 5. procedūroje ir tikiuosi, kad po 6 man užteks vos 1 kartą per metus. Atskleisiu vieną paslaptį. Niekam nepaslaptis, kad Aleksandrito lazeris aktyvina kolageną ir ne tik tai šalina plaukelius, bet ir padaro ją labai švelnią. Bet tas švelnumas yra, žinokit, pastebimas jau po 1 karto. Atsimenu, kaip pasidariau procedūrą, draugas mane vis liečia, sako, nu kodėl tavo tokia švelni oda, kodėl tavo tokia švelni oda, sako, gal pakeitei losjoną ar kažką. Tai tik po to aš jam dar po kelių procedūrų atskleidžiau paslaptį, kad vis tik tai Aleksandrito lazeris. Tai va, tai perki vieną, gauni 2. Ne tik tai pašalina plaukelius, bet ir padaro aksominę odą.